That's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Sveikočiai, tai šiandien su žmona mes išvykstam į Graikiją, į Korfų salą. Jo, tigrių šokman, manau, Lagaminą varom kartu. Ne? Kas čia bus tai? Esu kaip šitie kažkur išvaro. Nu, tigriukai. Mažiukas. Saugosi namus. A, jau tepi slidę jau. Į kameros. Mažiukas. Saugai namus. Kaip man pats nusisavojate? Tigriu. Reikia dar perlo. Gal. Ne, jis visai nori atsisveikinti su šeima. Tigriu, tu. Imti parodyk. Na, parodyk, kaip moki. Nu, šit. Kie, tau saugot namus. Nenusiaubėt, kol nebūsim. Liudininkai prižiūrėję. Linkėjimai Martynai ir Justei. Nufilmuoju. Gerai varom, nukės vėruose. Pagaliau bent šilo, lėktuvė taip šalta buvo. Net langai apsirkšnėję buvo. Šalta buvo, o čia taip atrodo... Nu, kad tie kondiškės ten varė belekai. Aš net užsisukau, bet vis tiek šalta buvo. O taip pat neleidžia eit. Your brother here, yes? Can you repeat? It was your brother in Corfu. Klaus, ar tavo brolis buvo Korfu? Yeah, my uncle was. Ah, your uncle. Ah, no brother. Okay. What are we driving? Hey, true, baby, up for the track. We're gonna take it to the top, and that's the truth. Atvykom į Korfų, gavom Fiat Panda. Sėdom į Pandą ir lekiam link viešbučio. Čia pakeliui turėtų atsiverti vaizdas į
jachtas po dešinę kažkur kažkada. Nežinau. Dar nėra. Dar važiuosim Žieduko. Žiauriai karšta. Tai gerai, kad kondicionierius čia yra. Kitaip taip. Prašau temperatūrą. Kem vieną rodo, bet tiek nebus. Tiek nebus, O manau. gal ir bus. Sakai? Žiauriai karšta. Kieme bent jau. Tikrai atrodo, kad kvėpuot nėra ko. Moteriškis. O, koks laivas. Kruizas. Ką, parėjau įsimaudęs ir galvoju neparodžiau, kur apsistojom, tai dar kol nesukaista niekas. Tai trumpai, greitai atrodo, kur mes čia apsistojom tam Corfu. Tai čia aišku įėjimas iš lauko ir turim štai tokius apartamentus. Tai virtuvėlė aišku, turim sofutę, televizorių, nerealiai gražų vaizdą į jūrą. Balkoniukas ir jūra ir kondicionierius abiejuose kambariuose. Na ir miegamas su dar vienu balkonu ir kondicionierium su vaizdu taipogi į jūrą. Nu, tiesiog nerealu, žiauriai. Ir dar, aišku, kieme baseiną žiauriai geri apartamentai. Tikrai rekomenduoju, linkas, pavadinimas. Žodžiu, numesiu viską jie prašymą. Kas sveiki, labas rytas. Antrą dieną in Corfu. Antrą dieną Corfu saloje ir šiandien mes įsiruošėm šiek tiek pralėkt pro salą. Tai nusprendėm, kad dabar važiuosim pirkti kepurės greičiausiai. Įtviliai kokius skrybėlės. Galbūt kokių vaisių ir varysim į vieną kitą paplūdimį patikrinti, nes čia jau tikrai gražių yra. Tad lekiam, šokam į savo pandą ir varysim patripint biškį po salą, pasižvalgyti, pakelsim droną, pasižiūrėsim, kaip atrodo iš aukštai ir ką pavyks pamatyti mums šiandien. Tai ką, šokam į mašiną, apsirakint reikia. Pasidedam kuprinę ir lėksim. Atvykom ieškot Gytvilį skrybėlės. Tai einam skrybėlės. Žiūrėk, ten dar suknelė. Ne, suknelė neieškot, pažiūrėjom skrybėlės. Ir suknelė. Ne, negalim. Bet jos taip ir būna mūsų prist. Tai nu tai jau, viskas gerai. Imsi? O man imsi? Galvo didesnės, tai... Tu negerai. Ką? Kokios daug didesnės. Ne, man tai nereikia. Hello. Mokėk. Nu, tu dar reikalai. Reikalai. Kas čia yra? Nenori. O kas čia per gumuliukas? TFC, Gaudryn. Ai, čia tie... Kas čia? Zavytų. Čia septynė? Nu, įdomesnį. Žiūrėk. Green. Žiūrėk, žolė. Bet tai čia gal ta...
Gal čia ta CBD, ne? Jo, CBD. Nu, prašyta tokiuose. Čia tai CBD. Esame? Ne. Eik mokėti. Qualsness. Super strong. Emma? Gerai. Einam mokėti. It's 17 euro. Šiuo. Tenai maždaug. Taip pasidėti gali. Ai, čia vaikas sako. Vaidus sakys, kai vėlesnio norėjams nuperės. Va, bus balta, ne taip karšta. Ir jei parvažiuos namo, žinosiu, kur buvau užvažiavęs. Mušit. Nu ką, atvykom į vieną įdomesnių vietų Korfų. Į patį tikriausiai brangiausią parkingą Korfų saloje. Nu žodžiu, tai dabar einam link tos gražios vietos ir jums laik netrukus parodysim. Ne? Jau. Dirbtuvė. Čia restoranas Enjoy the View. Ką žinau, štai vaizdą noriu, valgyti nenoriu. Tai jau batėjom beveik. Pirmas sustojimas. Pirmas sustojimas. Kryžėnas. Gražu, čia tai gražu. Gal reikia biškį pavėsį ir paskrendam su dronu. Kaip tu galvoji? Biškį ten. Tai toliau eisim ten. Žemyn, aukštyn kažkur, nežinau. Ten sunkesnis maršrutas laukia. Einam biškį pavėsį ir kelsim droną.
haikas. Aš tik galiu pasakyti, kad čia tik tai kilometrą nueisim taip va, o paskui tik pareiti. Bet šiaip viskas gerai. Su kėdais gal patogiau būtų. Taip, dėkoju. Nu, tada reikalai. Tai ką, palipom kelius šimtus metrų ir nusprendėm, kad tikrai neverta mum tenai leistis, nes kažkodėl nesugalvojom pasiimt kėdų, o čia be jų tai tikrai yra sudėtingas maršrutas. Jo, yra kas su tapkėm lipa, bet nu, ekstremalu, tikrai ekstremalu. Užteko mum kelių šimtų metrų paeit, kad nustoti eiti ten. Ir ką, dabar grįžtam iki mašinuką ir varom į paplūdimį. Tau, beveik parėjom. Bet žodžiu, tikrai reikia, norint patekti į tą paplūdimį kažkom, tikrai rekomenduojam bent jau su kėdais varyti. Ir šiaip labai karšta. Ja, labai karšta. Karšta, reikia batų, vandens, tada gal ir galima pasiekti. Kitu atveju neapsimoka, nes nu rizikinga. Gali tikrai paslyst, nugriūt, nusiverst, susisukt koją. Aš biškį praslydau, pirštą praskridau. Ties to ir sustojam eit, nes tikrai neverta rizikuoti. Aišku, vaizdai tai tikrai gražūs. Pabuvot kaip ir vertusi, bet reikia gero apavo. Varom dabar į paplūdimį. Banga. Jėga. Kas geriau. Buvom ten ant kalno. Bet mum būtų reikėjo nueiti iki pat tenais. Bende kiek toli. Nuo tenais. Iki ten, nuo ten. Iki ten. Nu tai neverta su tokia avalynė. Su kėdais net nebūtų paprasta, ten status, slidu. Nu, žodžiu. O paplūdimys kuo puikiausias ir čia dar žmonių mažiau, bet ten mažas ir beveik kiek žmonių važiuoja. O, jėga. Va čia jėga. Atvykom į dar vieną objektą, bet kadangi mes tinginiukai ir jau tingim lipti ir leisis čia tais visais lievais keliais, tai serpantinais. Nusprendėm neit peškom, o tiesiog nuskridom su dronu pasižiūrėti. Aišku, čia biškį iš toli matom, bet dronu visai kitas vaizdas. Jo, šiaip labai gražus vaizdas iš aukštai. O bent jau ką dronas rodo, tai labai gražu. Kaip ten tie žmonės gali. Ne, reikia kėdų, mes miršom namie. Bet čia konkretus haikinimas gaunasi dar toks. Ir tokio oro tai čia.